Papasakok, kągi čia darei dabar? Biškį slėgio daviau padangoms. Ir manai, kad padės? Nu, tikiuosi. Dariau ekonominį variantą, ne ekonominį, optimaliausią variantą, kad būtų ir saugu, ir šiek tiek kietesnės padangos, kad lengviau riedėtų. Ryga. Įdomu, bus šitam žemėlapį Ryga ar nešūvėsi, kad nebus. Dublin. Už 400 metrų važiuodami žiedu laikykitės dešinės ir masai išvažiavimas iš žiedo. O ką pas jūs sąnaudos rodo? Šiandienos tikslą jau kaip ir pasiekėm, tai sėsim į keltą. Ar nebuvo per sunku važiuoti? Kad labai lengva važiuoti čia iki Rygos nuvažiuoti, tai čia tokios gėlytės visiškos. Tikrieji išbandymai, tai ateityje laukia, manau. Prieš sėsdamas į automobilį sakėt, kad jaudinatės, tikėjotės, kad jaudulį pakeis azartas. Kaip dabar? Kaip ir tikėjomės, pakeitė. Nebebaisu? Ne, visiškai labai saugiai jaučiamės, labai smagiai važiuojam, bendraujam, džiaugiamės kelionę. Kaip manot, konkurentus lenkiat? Neįsivaizduojam, bet šiaip paklausinėjus vienas apie kitą panašiai važiuojam. Turbūt nedidelis skirtumas. Pabandykit atspėti, kiek čia kuro sunaudojat. Apskritai kiek sunaudojam? Vidutiniškai? Nu, vat kaip čia šiandienos dienos rezultatai? Iki 5. Vidutinė sąnauda. O važiuoti neatsiboda? Ne, tikrai ne. Tik šiek tiek erzina taip lėtai.